laivę. Tai labas, Alina, labai smagu tave čia matyti iš pat ryto prisikvietus. Žinau, kad dirbi. Sveika, Žaneta, ir visi, kas klauso, irgi sveiki. Tikiuosi, kad sveiki ir nepuola tų, kurie yra šviesus vidumi, ne? Labai teisingai pastebėta. Super. Tai va, nuo to ir pradėkim. O dabar aš apie tavo šviesą trumpai pasakysiu, ar ne, tie, kurie galbūt tavęs nežino ir nematė, negirdėjo, nes tikrai verta paklausyti ir verta išgirsti. Alina yra ir daugybės verslų savininkė, ir verslo konsultantė, ir moterų tinklaveikos klubo Perlas. Kaip tu ten užsivadinusi esi? Kokybės vadovė. Kokybės vadovė, taip. Ir dar pranešėja, šiandien sako, žinok, aš ir pranešėja, tai va, pridedu ir pranešėjai, jau nekalbant apie tai, kad tie, kas mano grupėje perkurstave gausiai su Žaneta jau nuo seniai, tai tikrai matėte Aliną, kada mes turėjome gausos sąmonės projektą, tai žinau, kad Alina, žinok, tapai žvaigždė ten, tai tikrai ir viena iš populiariausių. Tai va, tai labai smagu, kad radai mums laiko irgi čia susitikti šiandien. Ačiū, žinai, kaip sako, tom papūkom eterio niekada nebūna per daug. Taip. Tai va, tai šiandien aš noriu, kad mes tą savo pokalbį pakreiptume, tokią irgi pakankamai svarbia ir reikšminga tema, ar ne, daugeliui, o gal ir visiems, aš bent jau taip manyčiau, kad realiai tai kaip ir visiems, ar ne, lyderystė, nors daugam tai atrodo, ne, čia ne apie mane, čia man neįdomu, čia, žodžiu, aš ne toks iš serijos. Tai va, kaip tu matai tą lyderystę? Jo, lyderystė tai čia ta tema, kuri, žinai, jinai yra ne tik versluose, ne tik darbuose, bet yra visam gyvenime, ne? Jeigu jis lyderis, tai jisai jau lyderis tada visur. Tai gali būti ir vaikai, ne? Ir paaugliai, ir suaugę, ir garbingo amžiaus žmonės. Tai man apskritai lyderis yra tas, kuris visų pirma paskui kurį eina žmonės. Čia pirmas punktas. Antras punktas, tai lyderis yra tas, kuris žino, ar jam eiti prieki ir paskui save vesti žmonės, ar iš tikrųjų jam kartais reikia eiti paskutiniam, eiti galą ir juos pastumti. Tai vat man lyderis yra toks. Super, žinau, labai smagu, kad tą akcentą irgi uždėjai, kad ne tik tai tie, kurie ten su vėliavom pirmi, žinai, nes daug kas va šitaip įsivaizduoja ir dėl to sako, tai ne apie mane, aš, ten niekada lyderiu nebuvau ir nebūsiu ir nenoriu, maždaug, žinai, aš ten kažkur geriau gale. Bet va, lyderis yra ir tas, kur gale, tinkamai vietai, tinkamu laiku. Taip, ir lyderis pastebi savo komandoje žmonės, kurie turi potencialą ir juos augina dar naujus lyderius, ne? Iš principo, lyderis, negražiai gal nuskambėti, bet jisai daugintojas. Jisai daugina lyderius. Tai va ta pagrindinė savybė noras auginti kitus, juos įkvėpti, ne? Iš vis neturėti tokio žodžio kaip konkurencija, o tik tai pasididžiavimas savo rezultatu. Jeigu į jo vietą ateis dar geresnis ir stipresnis lyderis, taigi čia yra jo nuopelnas, jis yra mokytojas. Tai čia yra wow, čia yra aukščiausias pilotažas. Pačiam yra paprasčiau, nes mano įkvėpėjas yra Jackas Welchas, jisai General Electric buvęs vadovas, jis ten visiškai genialus ir man tai jis legenda yra. Jisai labai gerai sakydavo, kad, žiūrėkit, iki kol tapote lyderiais, jūs buvote atsakingi tik už save. O dabar jūs atsakingi už juos. Ir va tas noras ir mokėjimas dalintis, pastebėti, įvertinti tą potencialą kitų žmonių ir jį ugdyti ir auginti ir pasakyti, va, į savo vietą aš turiu tikrą lyderį. Tai va čia yra aukštasis pilotažas. Nes labai dažnai aš irgi esu su tuo susidūrusi, kai mane murgdė samdomam darbe, kad tik aš neužimčiau tam tikro žmogaus vietos. Tai va čia nėra lyderis, kuris bet kokią kainą žemindamas save, ne, arba pasitelkdamas į pagalbą hierarchinius santykius, jisai išlaiko savo poziciją. Tai nėra lyderis. Jisai būtų lyderis tada, jeigu aš sakyčiau, wow, aš noriu kaip jisai, o pasiekusi tą rezultatą, jisai sakytų, kaip aš tavim, Alina, didžiuojuosi, nes tai yra mano įdirbis. Tai va čia yra toks, žinai, tas lyderis. Ir tarp kitko, galima bus turbūt komentaruose dar parašyti, labai rekomenduoju paskaityti to paties Jacko Welcho knygą Laimėti, ten būtent apie tą lyderystę.
Labai gera knyga. Tai Labai va, gerai. Rekomendaciją gavom. Fantastika. Jo, lyderystė, tai va čia šita prasme žiūrint ar ne, mes auginame kitą žmogų, pastebėdami jame potencialą, į kurį jis gali, taip sakant, išaukti. Tai va, tai tas vadinasi lyderio viena iš savybių yra pastebėti kituose, na, sakykime, galbūt stiprybės arba net nepastebėtus dalykus dar juose kaip potencialą, ne? Tai va, tai tas yra be galo svarbu ir taip. tu minėjai, Ir užbaig. noriu tiesiog pabaigti, žinai, aš esu netgi pasirašiusi tam tikras 8 taisyklės, ane, kurios man rezonuoja, kas yra lyderis, ane, arba ką lyderis renkasi daryti. Liuks, Tai lyderiai ugdo narius, ane, apie ką mes ir pradėjom kalbėti, ir juos įkvepia nepasiduoti. Tas pastebėjimas, ane, sakykime, tų tam tikrų savybių ar lyderystės jau, ane, arba potencialo pastebėjimas, tai aš per pavyzdį pasakysiu, ateina darbuotojas su problema. Ane, sakyt, Alina, negaliu išspręsti ten to ir to. Ok, tai ne tas yra lyderis, kuris sako, tai tu eik padaryk tą ir tą. Lyderis paklaus, klausyk, o kaip tu įsivaizduoji, koks sprendimo būdas galėtų būti, arba gal keli būdai. Ir kai pasako tą būdą, ir tu žinai, kad jis neteisingas, leisk jam tai padaryti. Leisk. Aišku, žinai, viskas proto ribose, jeigu ta klaida, kurią tu jau numanai, jinai tau daug didelius pinigus kainuos, tai viskas ok, tu turi perspėti, gal pabandom kažką kitą surasti. Žiūrėk, čia vienas iš variantų, bet pabandom išnarplioti, žinai, tą situaciją ir paieškoti kitų. Bet šiaip leiskit jam padaryti ir klaidas. Kai jis padarys tą klaidą, jis ateis pas tave. Ir lyderis nebus tas, kuris, žinai, ašgi tau sakiau, kad bus blogai. Ne, sakys, ok, šaunuolis, tu supratai, pasižiūrim, kodėl tai neįvyko. Pabandom paieškoti kitų, žinai, variantų. Ir va taip, tas kitas darbuotojas, ne, arba kolega, nesmė, jis įgauna pasitikėjimą, jis bet kada gali ateiti pas lyderį ir jo nesumenkins, o jį išaukštins paskui ir taip įkvėps. Ne? Čia va tai, ką aš sakau, kad jis turi ugdyti ir įkvėpti nepasiduoti. Tegul 10 kartų pabando. Tik tai nemurgdyti. Šaunuolis, tu pabandyti, tu išdrįsai pabandyti. Nesvarbu, kad tau nepavyko. Tu sukaupai, atsistoji, nuėjai toliau. Taip, tu skatini jų smegenis veikti. Ne? Ir kaip ugdom milijonieriaus mąstymą, ne? Jo, ir tą vidinę motivaciją veikti, aš kaip suprantu, nes žinai, kai ateina ten lyderiai vos nestriuškia atrašyti, tai jau čia irgi kaip ir nebe lyderis tada, nors visi laiko, žinai, ten nuolia mūsų lyderis. Lyderis nėra diktatorius. Tai va čia irgi tą reikia suprasti. Kitas dar dalykas, tai lyderio užduotis yra padaryti taip, kad viso kolektyvo arba visos komandos vizija sutaptų. Reiškia, įmonės vizija turi sutapti su kolektyvo, o ne su komandos vizija. Tai čia yra lyderio užduotis. Kaip juos užnorinti, kad ta vizija iš tikrųjų būtų vienoda pas visus. Dar kitas dalykas, tai tikras lyderis pagal mane ir tarp kitko pagal Jacką Welchą, jis iš tikrųjų įlenda į kiekvieno kailį. Tai nėra taip, kad aš vadovas, paviršutinis, žinai, ir aš vadovauju, taip, su savo pavaldiniais tik keliais pavadovauju, o pabendrauju, o jie toliau už. Ne. Lyderis įlenda į kiekvieną kailį. Ir lyderiai turi skleisti tik tai teigiamą energiją ir žvėrišką optimizmą. Nes į tave žiūri. Nes tu daliniesi tą savo teigiamą energiją, ne tu daliniesi tą savo optimizmą. Žmonėms šiais laikais mažiau reikia žinių, bet daugiau emocijos. Ir tas palaikymas, įkvėpimas, jis yra žymiai svarbesnis šiais laikais negu tiesiog sausos žinios. Tai va, tai toks man, įlysti į kito kailį, tai yra, pagal mane, tai yra šventas reikalas. Ir patys lyderiai, jie įgyja pasitikėjimą per savo atvirumą, per savo skaidrumą ir su gera reputacija.
Ir tada per savo tos pavyzdžius, per savo tą teigiamą energiją, jie įgyja pasitikėjimą. Nes vadovą mes galime bijoti ir galime pasitikėti. Lyderis yra tas, kuriuo pasitikė, o ne kurio bijo. Bijoti tai man vėl diktatūra, o mes ne apie tai. Kas dar tai lyderiai, jie nebijo priimti labai nepopuliarių sprendimų. Ir jie nebijo pagal vidinį balsą eiti. Ne taip, kad, žinai, nu va, iš viršaus, ten, žinai, savininkai, valdžia davė nurodymą daryti taip ir taip. Lyderiai gali būti drąsūs ir priimti nepopuliarius sprendimus. Ir jie lygiai taip pat gali klysti, nes jie yra žmonės, o ne robotai. Bet savo pavyzdžių jie paskui iškviečia visą komandą. Aš galiu siūlyti ir nepopuliarų sprendimą. Nu ir kas, kad visą laiką, ten, nežinau, 10 metų darėm diena iš dienos taip ir taip. O pabandykim kitaip. Aš, tarkim, mūsų plovykloje hebrai leidžiu, žinokit, eksperimentuoti. Ir pas mus tokių genialių sprendimų gimsta. Pas mus tokie kūrėjai gyvena, iš tikrųjų, negyvena, dirba. Ir dabar tam tikrus dalykus naudoja visas tinklas, nes 17 plovyklų. Tai va, tai čia yra būtent per tą pavyzdį nebijoti priimti nepopuliarius sprendimus. Nu ir kas, kad pasijuoks. Nu ir kas, kad nepavyks. Jo, kokia čia ta plovykla, tai čia gal irgi gali, taip sakant, pasireklamuoti iš karto. Pasireklamuoti, jo, tai yra Pro tunelinės plovyklos, mūsų asmeninė, tai yra neasmeninė, frančizės turėtai. Ir Vilniuje prie Gariūnų depo, Dupiškio gatvė 5. Tai čia dirba tikrai nuoširdžiausias ir fainiausias kolektyvas ir mes visą laiką pirmaujame pagal NPS, ne, pagal klientų atsiliepimą, pagal jų tą emociją iš tikrųjų, nes mes ką parduodam, tai mes parduodam emociją. Nežiūrint tai, kad per 2 minutės bus švarus automobilis ir apsaugotas, nes dabar ypač kitos druskos, tai VIP-iniai programai įeina antikorozinė danga, tai mes ir saugome automobilius, bet ne tai svarbiausia. Mus visą laiką pažymi kaip nuostabų šiltą kolektyvą, kuris visada pasitinka su šypsena, visada paklausia, reikia pagalbos. Ir kartais, kai turim laiko, iš tikrųjų nėra to srauto, mes prieinam į siurblių zoną ir paklausim, ar jums patiko. Ir tie, kurie pirmą kartą atvažiuoja, mes ateinam ir paklausim, ar tikrai tai buvo baisu, kaip sakė. Tai mums labai rūpi kiekvienas klientas. Tai čia, aš galvoju, irgi iš tikrųjų yra lyderių dėka. Jo, ir čia tu, kaip sakant, labai didelį pati indėlį šitame visame žaidė ar veiki, kaip čia. Taip, aš ir šiuo metu. Ką tu asmeniškai, sakykim, kaip tu, aišku, mes šitą sausą informaciją, kaip sakoma, visi čia, žinai, protingi tokie ir knygų daug protingų paskaitom ir visą ką, o ką tu iš savo tokios, žinai, asmeninės patirties galbūt gali pasidalinti irgi, kur iš tikrųjų parodytų, va taip, va čia yra lyderis, ar ne, va taip sprendžiami dalykai ar kas nors. Aš naudoju absoliučiai viską, ką aš kalbu. Aš ne šiaip savo kalbu, aš tik tai kalbu tai, kas veikia man. Ir dalinuosi tą patirtimį, tai aš su kiekvienu nariu bendrauju asmeniškai, aš visą laiką būnu kompanijose jų, aš visą laiką savo pavyzdžių rodau, kaip reikia dirbti, nes aš lygiai taip pat dirbu, kaip ir administratorius mūsų tos kasininkės, ne? Aš su klientais bendrauju, aš kasoje stoviu, aš einu įrenginėju mašinas, aš einu plaunu tualetus, aš plaunu klientų zoną, pas mane nėra nepatogaus darbo, yra viskas vardan kitų. Ir tik tai darydama viską pati, nuo iki, aš galiu įlysti į savo mergaičių kailį. Aš negalėčiau nieko jom patarti, jeigu aš pati nežinočiau, kaip daryti. Tai va tas per savo asmeninį pavyzdį aš įgaunu tą pasitikėjimą. Mano kiekvienas darbuotojas gali bet kada manęs kažko paklausti, paprašyti, arba paprašyti patarimą, arba įkvėpimo trūksta. Mes einam, diskutuojam, kalbam, būna konfliktinių situacijų. Kai aš pasisodinu 2 žmonės konfliktuojančius ir mes labai atvirai kalbam. Ir būna labai aiškus, žinai, toks, ne manipulacija, bet mes nepakilsim nuo stalo, kol mes nesusitarsim. Mes turim susitarti. Ir mes leidžiam savo labai atvirai kalbėti. Pas mus nėra, kad už akių pas mus pliurka. Pas mus viską į akis sako. Ir dar vieną dalyką, ką aš įvedžiau, jau ilgą laiką, mes turim padėkos grupę.
padėkos grupė, kur mes kiekvieną vakarą padėkojam kolegom už kažką. Aišku, tai nėra taip, kad visiems, bet tie, kurie dirbo, tie, kurie nustebino, tie, kurie kažką tai padarė tokio wow. O tai yra visiškos smulkmenos. Mes esame įpratę visą laiką duoti pastabą. Nu, tu va, vėl nepadarai to. Nu, tu va, ten blogai kažką padarai. Mes apie tai kalbam. Tai, kas yra gerai, kas yra pozityvu, tai mes iš tikrųjų priemam kaip, tai yra normalu, taip ir turi būti. Tai pastebėkim ne blogus dalykus, o pastebėkim gerus dalykus. Tai mūsų ta grupė jau gyvuoja seniai ir jinai padarė stebuklus. Mano žmonės, kurie buvo tokie, pritinginčių, sakykime taip, jie pradėjo dirbti, nes jie pamatė, kaip yra vertinami. Kartais neužtenka iš tikrųjų, kad aš asmeniškai einu ir pagiriu, ne, arba įvertinu, arba jam parašau, kad tu žinai, aš tave šiandien stebėjau visą dieną, tu mane nustebinai ten ir ten. Jeigu tau reikia kažko, kas tave dar paskatinti, geriau daryti, tai aš visą laiką esu tave. Tai yra asmeninis kontaktas su kiekvienu ir nėra išimčių. Aš žinau kiekvieną, apie asmeninį gyvenimą praktiškai iš kiekvieno žinau, nes jie tarėsi ne tik tai dėl darbų, jie tarėsi dėl asmeninio gyvenimo. Ir jie žino, kad jie bet kada mane gali kreiptis. Ir tai viskas yra fainai. Ir viena iš dar savybių lyderių yra pasirūpinti, kad visi laimėjimai būtų atšviesti. Tai aš irgi šitą naudoju, kad kiekvienas mūsų laimėjimas, jis būna švenčiamas. Ir aš padariau tokį, daug kur aišku yra, jau mes turim mėnesio darbuotoją. Aš jį renku pati kiekvieną mėnesį, išduodu sertifikatą, tokį pažymėjimą ir labai aiškiai parašau už ką. Ne šiaip sau, kad, tu mėnesio darbuotojas, ne. Aš parašau už ką. Ir aš jį lyginu su juo pačiu prieš savaitę, prieš 2 savaitės, prieš mėnesį. Jo pasiekimą. Kažkas gali būti geresnis pardavėjas, bet jo pastangos man padarė įspūdį. Tai aš tokiu būdu kiekvieną mėnesį kažką apdovanoju ir su pažymėjimu, ir su dovana be abejo, ir mes turim tuos susitikimus kiekvieną mėnesį. Ir prie visų visą laiką tai paskaitau, kad visi žino. Ir aš darau išvadą iš jų padėkos grupės. Ne tik iš mano asmeninio bendravimo, aš ne visą parą čia buvau. Tai dar paminėjau apie tos susirinkimus, tai susirinkimai tai irgi yra dalis to, kad jie matytų, kokia situacija yra darbe, kokia situacija yra tinkle, mūsų plovykos kokia situacija yra ir gerus dalykus, ir blogus dalykus. Faktas viską kalbam per sumuštinio tą principą, kad labai daug giriam ir taip tarp kitko, čia gal reikėtų pasistengti. Ir jiems tie, kurie ateina naujiem, būna šokas. Šokas dėl to, kad įvyko, tarkim, kažkur tai įvykis, ir mes nepuoliam ten barti, kad tu čia blogai padarai, čia per tave ir taip toliau. Žiūrėk, tam, kad kiti išmoktų ir tu pats išmoktum, pasižiūrėkim video ir panarplėkim, kas atsitiko gerai, ką mes padarytume kitaip. Ir jie visi pasako, ką mes padarytume kitaip. Ar jūs supratot? Supratom. O dabar kiekvienas pasakykit, ką jūs supratot. Ir čia dar būna irgi siurprizų, ne? Tai, kad pasako supratau, tai ne faktas, kad suprato taip, kaip mes pasakėm. Tai aišku, savo pavyzdžių bandau įkvėpti ir įkvėpiu. Tikiu, kad tikrai, žinok, įkvėpi, nes mane jau įkvėpi žalvai ir aš noriu pas tave dirbti jau. Ir iš tikrųjų tiek tų tokių nuostabių dalykų, ką aš dabar girdžiu, ką tu taikai savo darbe, ar ne, tenai savo tai versluose, sakykime, bet lygiai tą patį, arba iš dalies kažkokius tai elementus to taikai net ir kitur, tarkim, mūsų atveju to moterų tinklaveikos klubo, ar ne, erdvėjai. Tai akivaizdu, čia eilinis įrodymas, kad tai iš tikrųjų yra ne knygos, kad tai yra iš tikrųjų daromi dalykai, kurie jau yra su patirtim, todėl kad taikoma kažkur kitur, todėl natūraliai tarsi atsineši ir į kitas erdves savimi jau. Tai čia man dar toks, žinai, užtikrinimas, nes galvoju, tikrai, kasgi daugiau galėtų būti pas mus kokybės vadovė, jeigu ne Alina. Tobula. Ačiū tau. Jo, man dažnai tas noras įkvėpti ir padėti, jisai aišku nuo vaikystės jau yra ir čia, žinai, ir tėčio paveldas matyti, žinai, ir mamos kažką tai paėmė, bet man taip norisi pamatyti, parodyti, nepamatyti, pirmą pamatyti, o paskui parodyti kitoms tas galimybės, kad
Nu, tu neturi būti pilka pelė. Taip, yra žmonių, kuriem labai faina tai būti. Bet jeigu aš matau, kad yra potencialas, kad yra galimybių daugiau, tai pabandykim. Nu, bent jau tu žinosi, kad tu viską dėl to padarėjai. Nu, reikia, va tas įkvėpimas, nu, aš visur irgi, savęs skelbiau kaip įkvėpėja ir mano kaip verslo konsultantės viena iš sudedamųjų dalių tai yra įkvėpėja, įkvėpti, motyvuoti, pastumt kažkur, paduoti ranką, kai lipa viršų. Nu, bet tas ir yra, tas labai svarbu, nes man rūpi kiekvienas žmogus. Aš neišsirenku, man rūpi kiekvienas. Jeigu ateina startupais pas mane, kuriantis verslą, neturintis idėją, bet stringantis kažkur, man rūpi kiekvienas. Man toks jausmas, kad aš pati čia pradedu. Aš 6 kartus pradėjau. Aš žinau, kaip sunku pradėti. Tai vat man rūpi absoliučiai kiekvienas. Ir dar vat prisiminiau apie įmonę, ne savo, tai labai svarbu, kad kai tu suformuluoji kažkokius klausimus ar užduotis komandai savo, nepamiršti paskui patikrinti, kad jie realiai būtų įvykdyti. Ir eigoj, ir rezultate. Nes kartais mes deleguojam darbus ir, nu, taigi aš pasakiau padaryti viskas. Ne. Tai lyderis turi ir procesą kažkur per akį, per petį pasižiūrėti ir patikrinti rezultatą, jį aptarti. Ir tada pataisyti, jeigu kažkas nebuvo. Bet jeigu gerai, tai turėčiau būtinai. Nu, bet ir šventimai ir visi kiti dalykai mes, aišku, irgi švensim. Ir beje, tu čia dabar pradėjai kalbėti apie tai, kad kai pas tave ateina startupai ten ir panašiai, tai tu čia jau apie kitą, kaip suprantu, veiklą kalbini, apie plovyklą ir nežinau, ar ne, tai galbūt apie šitą kitą savo dar erdvę, kur tu dalinies ir kur tu skleidi, tai ką tu žinai. Jo, čia mano yra sielos veikla, tai yra mano visiškas pašaukimas, iš 2 dalių susidedantis. Tai vienas yra, aš esu verslo konsultantė, konsultuoju pradedančiuosius verslus, čia arba iš amatininko verslininku nori tapti, arba tu turi idėją, bet tu nežinai arba bijai. Nežinau, ką daryti, arba bijau iš tikrųjų žengti sekantį žingsnį. Net tai aš dar save vadinu, verslo planą padaryti. Verslo planas tai yra iš principo tas pats, kas maršruto sudarimas GPS pagalba. Tai va tas toks šturmanas, kuris padeda padaryti verslo planą taip, kad būtų paprasta jo eiti iki pat galo. Ir kitas dalykas dar, kad kai stringa žmonės, versle nebūna iš tikrųjų viskas kaip ir sviesta. Nu, nebūna. Yra daug labai etapų ir kai mes stringam, kur jiem pažiūrėti, kad žinoti, nuo ko pradėti. Tai čia va tokie startupai, net tie pradedantieji arba amatiniai, solų verslai, mažiukai verslai, kurie kaip ir veikia, bet žinai, kaip ta žiurkėna sukasi tam rate, žinai, o pinigų taip nėra, taip nedžiugina. Tai va aš padedu iš tikrųjų išnarplioti ir dėja būna tokių iš tikrųjų atvejų, kai reikia uždaryti arba parduoti verslą, arba transformuoti pačią idėją. Kartais būna iš tikrųjų neįdirbta išgauti. Tai va aš tokia padėjėja ir jos, kaip tau šiandien pasisakiau, tai mano turbūt buvo svajonė, bet jinai buvo labai gili, aš apie ją nežinojau, kad norėjau būti labai pranešėja, lektorė, kuri stovėtų ant scenos, jau stovėjau, žinau, kvėpuoju, tai yra mano vieta, kai stoviu prieš didelės auditorijas ir įkvepia savo pasakojimu, savo patirtimis, savo žiniomis, tai, ką aš jau praėjau, ką aš naudoju, kas veikia ir kas neveikia. Ir va, atsakytų, kaip Žaneta šiandien sako, va, ir aš noriu. Tai va, mano iš tikrųjų tokia antroji turbūt misija ir mano svajonė, tai yra kalbėti didelėm auditorijom ir įkvėpti su, iš tikrųjų, su akademinėm žiniom. Nu ir gerai, o tai kur čia tave surasti dabar, jeigu jau čia mes taip viskas jau norim, visko, ką galiu duoti? Tai yra arba keli variantai, tai yra Facebook'o puslapiai, arba galima, jeigu norite labai labai intimiai kalbėti, tai asmeniniu, bet šiaip tai yra mano darbinis puslapis Facebook'e, Halina Kriukienė, tavo ir tavo verslo konsultantė.
Nu gerai, tai mes šitais dalykais pasidalinsim, aišku, ir čia po šito laivo visiems, dėl viso ko užmėsiu akį, gal atsirado, oi, čia užmėsiu. Kažkas, nežinau, pas mane, žinok, su Facebook'u daros, nerandu to, ko ieškau visą laiką. Nu, po visko pažiūrėsim, kas ten kur ką. Ir tikiu, kad jeigu bus kažkokie tai klausimai ar kažkokie pasidalinimai žmonėm, tai ir Alina Atsakysim. mielai atsakys ir pakomentuos ir galbūt net ir asmeniniai konsultacijai sugalvosit susitikti. Beje, pas tave ten labai daug to triukšmo girdisi, spėju, kad tu ten savo plovykloje, ar ne? Pavyko, jo, aš atsiprašau iš anksto, ne iš anksto jau pavyko, bet neturiu kitos galimybės. Bet iššūkiai, žinai, iššūkiai mus stiprina ir aš dėl to, žinok, labai blogai tai nesijaučiu. Tiesiog žmonės supras, kad lyderiai išsisuka iš kiekvienos situacijos ir, nu gerai, aš esu čia plovykloje, taip. Tai viskas puiku, tai viskas gerai. Tiesiog, kad žmonėms, žinai, jeigu kils kažkokie klausimai pašaliniai, tai kas ten vyksta, tai žinokite, viskas vyksta labai gerai ir nieks nestabdoma, procesai nestabdomi, neliepiama tylėti, ar ten kažkaip tai nedirbam, ar ne, viskas vyksta vienu metu ir tai yra suderinama, įmanoma ir galima. Tai va, ar dar yra kažkas, ką tu nuo savęs norėjai pridėti, nes aš esu savo Taip, intarpą išmušau. noriu pridėti, kad tu esi vienas iš tų pavyzdžių, kas yra tikrasis lyderis. Tai va, tu esi tikrai nuostabus pavyzdys. Ir paskui tave nori eiti žmonės, tu nebijai rizikuoti, tu nebijai keisti, tu nebijai išlipti iš komforto zonos, tu labai pastebi žmonės, tu labai noriai su jais daliniesi, tu labai nori padedi ir tikrai pabaksnoji pirštų, kur yra jo galimybės. Tai va, noriu pastebėti, kad esi tikra lyderė. Nu, labai ačiū. Aš tai vadinu šitą visą reikalą, matai, dvasinė lyderystė arba vidinė lyderystė, ar ne? Tai bet kuriuo atveju visų pirma vis tiek pradedam nuo savęs, kai viduj ramu, kai viduj aišku, kai pats su savim, kaip sakoma, esi taikoje ir aiškume, tai tada lengva ir galbūt su kitais dalintis tuo, kuo esi pilnas. Tai ačiū, Alina. Ir už tą gerą žodį, ir už pastebėjimą, nes kaip visą laiką pastebi viską ir jeigu dar kažko, tai, žinai, kaip sakant, dar visų 100% nerealizuoju, tai jau dabar žinau potencialą. Ačiū tau. Ačiū. Bet žinai, kaip Žaneta, lyderių negimstama, lyderių tampama. Tu turi iš tikrųjų užsitarnauti tą lyderio vardą. Nu, gimsta žmogus, nu mes nežinom, kad gimė lyderis. Tai lyderių tampama ir aš labai nuoširdžiai linkiu visiems atsigręžti į save ir pasižiūrėti, kokiugi trūksta savybių, kad tapčiau lyderiu. Ir bus žymiai lengviau. Žymiai. O jeigu nemokate atsigręžti, tai yra Žaneta, kuri padės jums atsigręžti ir atrasti tas savybės. O toliau jau su Alina už rankos į platumas, į didžiausius savo svajonių išpildymus, nes Alina yra tas žmogus, beje, iš Gausos sąmonės projekto labiausiai su man kas įstrigo, tai apie svajonės, totaliai kiekvieną svajonę gali paversti realybę, padėti jums tai padaryti. Tai kreipkitės ir tikrai taip įvyks. Ačiū, Alina, be galo ir be krašto, ir žinau, kad dar tikrai susitiksim ne vienam pokalbyje ir skirtingose veiklose, tai visur, kur linkiu sėkmės ir plėsti tai, ką tu pradėjai, kaip sakai, širdies veiklą savo. Ačiū už tai, ką tu darai. Ačiū tau, Žaneta, labai. Ir ką, svajokim drąsiai, nes svajonės tampa tikslai, o toliau tik veiksmų planas. Nu va, kaip viską paprastai sudėliojai. Super, gerai, darom. Ačiū. Ačiū visiems, ačiū Alina ir iki kitų kartų. Dėkui, iki. Ta.